Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad pačios pratybos iš savęs tai yra karo policijos ir jėgos struktūrų mokymai, kadangi tai yra mūsų specifinės funkcijos susijusios su teisėsaugos disciplinos ir paramos kariniams vienetams užtikrinimu. Pagrindinis siekinys šitų mokymų yra būtent koordinavimas. Tai scenarijai sukurti kiek galima realistiškesnį, bet siekinys, kad skleidžiame bendrą vadavietę, tai valdymo elementą ir bandymas, kadangi taktikos yra skirtingos, patirtis yra skirtinga, bandymas suvaldyti vienetus reaguojant į situaciją, į kylančias grėsmės. Taip, tai visų pirma tikrai labai svarbios pratybos dėl to, kad treniruojam bendradarbiavimą su kariškiais ir ne tik su Lietuvos kariškiais, bet ir su tarptautiniais partneriais. Viešo saugumo tarnyba nuolat treniruojasi, tačiau dažniausiai tai daroma su civiliniam tarnybom ir šis yra atvejis ypatingas, nes tikrai mums labai svarbu treniruotis, išmokti kalbėti vieną kalbą, atlikinėti visus veiksmus kartu su kariškiais. Pratybų metu naudosime viešo saugumo tarnyboje naudojamą specialią techniką, tai ir vandens patranka vadinama, kuri gali naudoti tiek vandens rovę, tiek ją pildyti tam tikrais specialiais priedais. Taip pat naudosime mobilią vadavietę ir be abejo įrangą, kuri naudojama kasdienio, jeigu taip galima pasakyti, neramumo metu, tai yra skydai, apsaugos priemonės, individualios apsaugos priemonės. Visi žinot, kur jau esate, taip? Jo, jeigu matot, kad kažkam blogai sekasi. Prašom nutraukti savo neteisėtus veiksmus, priešingų atveju bus panaudota jėga. Yes,